Stebuklingasis gaubly, prašau man pasakyti, su kokia šalimi dabar jungsimės. Lietuva. Nikole, kaip džiugu tave matyti. Pagaliau atėjo stebuklingų žiemos švenčių metas. Tai mano mėgstamiausias laikas. Vasarą manęs niekas neprisimena, o dabar visai kas kita. Vaikai siunčia man laiškus, dainuoja apie mane dainas, o kai kurie net užsuka pas mane į svečius, visai kaip ir tu. Tarp kitko, šiandien mano rezidencijoje vieši ir daug kitų svečių. Tuo juos aplankysime, bet pasistengime jiems per daug netrukdyti. Mano šunytė Selfie tikra linksmuolė. Prisižiūrėjo nuotraukų iš vaikų gimtadienių ir nutarė surengti tokią pat šventę savo draugui Meškėnui. Lyg ji žinotų, kada Meškėnas gimė. Kągi, žvilgtelkime, kaip jie švenčia. Štai Meškėnas, šventės kaltininkas. O kas yra tarp kviestinių svečių? Na žinoma, linksmosios voveraitės, kaipgi be jų. Broliai triušiukai taip pat čia morkas graužia, o šeškiukas regis dar neapsisprendė, ko jam paragauti. Ežiukas taip pat kol kas neišsirinko, kuo pasivaišinti. Tai pelėdžiukė pelėda sėdi, kraipo galvelę. O papūga reikis laiko veltui negaišta, susirado skanėstų. Na ką, Selfie, ar esi patenkinta švente? Gal dar ir šokius surengsite? Leopoldai, mano mielasis katinė, tu čia pats rimčiausias, pats išmintingiausias. Būk geras, prižiūrėk svečius, kad mano virtuvė liktų sveika po tokio gimtadienio. O dabar keliausime į patikros centrą. Juk tu nori sužinoti, kaip tavo pasiekimus įvertins mano stebuklingasis įrenginys. Šiaip jau čia turiu ne vieną, o visus 3 stebuklingus įrenginius. Štai čia senovinis kiekometras, kuris parodo rezultatus sniego rutulyje. O tai stebuklinga karuselė. Čia įvertinimas parodomas lentelėje. Na, o šis didžiausias įrenginys gerus poelgius ir rezultatus žymi žalia spalva, o nelabai gerus raudona. Na, ir kurgi mes dėsime tavo knygą šiandien? Manau, kad čia. Senokai nesinaudojau šiuo kiekometru. Tikiuosi, šįkart niekas iš Selfės miško draugų nepragraužė laidų. Juk jau tai buvo nutikę. Šįkart viskas gerai. Kiekometras veikia. Kągi, pradėkime. Nikole, tau jau 6 metai. Taigi dabar patikrinsime, koks buvo tavo elgesys. Dešimtas lygis, pats aukščiausias, tavo elgesys tobulas. O dabar man smalsu sužinoti, kaip tau sekėsi mokslai.
10 lygis. Puikus rezultatas, tu turi išskirtinių gabumų. Patikra baigta. Dabar Kvadrutis paims tavo knygą ir nuneš į biblioteką, kurioje saugomos viso pasaulio vaikų knygos. Tiesa, vos nepamiršau. Ar norėtų pamatyti, ką ketinu išsiųsti tau paštu? Tai bus štai toks vokas, o jame laiškas, atvirukas, kalendorius ir net smagus žaidimas. Na ką, einame toliau? Dovanų salėje dieną naktį verda darbas. Gerai, kad mano padėjėjai niekada nepavargsta. Juk mums reikia paruošti daugybę dovanų visiems pasaulio vaikams. Bet turiu ypatingą dovaną ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Aš tau ją tuoj parodysiu. Ji yra specialioje patalpoje. Norėdami į ją patekti, pirmiausia, turime pereiti ledo rūsį. Čia turiu snaigių pavyzdžių, čia varveklių, o ten šalčio raštų. O štai ir stebuklingasis ledo veidrodis, į kurį pažiūrėjęs galiu pamatyti, kaip tu dabar atrodai, kur lankaisi ir ką veiki. Žvilgtelkime. Kaip man patinka šita nuotrauka. Čia tu tikra princesė. Kaip gerai, kad domiesi šokiais. Tokia miela šypsena iškart sušildo sielą. O ši nuotrauka be galo patiktų mano katinui Leopoldui. Tu tokia miela mergaitė. Na ir prajuokinai mane. Man patinka, kad daug laiko praleidi gryname ore. Tokie nuotykiai įsimena ilgam. Ar tai tavo gimtadienio šventė? O dabar įeikime į mano slaptąją salę. Štai ji, bendra dovana visiems mūsų planetos žmonėms. Šioje stebuklingoje skrynioje žvaigždžių dulkės ir saulės blyksniai, gaivaus vėjo ir pirmojo sniego aromatas, muzikos garsai, paukščių čiulbėjimas ir linksmas juokas. Tuoj jie atsivers ir po pasaulį pasklis gerumas, meilė, šviesios svajonės ir viltys. Tai garvežio švilpukas. Taip, taip. Dabar turiu geležinkelį. Viskas kaip įprasta. Ir bėgiai, ir traukinys. Tik keleiviai ypatingi. Šiuo metu mūsų linksmoji kompanija tikriausiai lipa į vagoną. Reikėtų į juos žvilgtelti. Na žinoma.
Taip ir yra. Jie vyks prie ledinio ežero, pasigrožėti sniego malūnu. Selfe, luktelk. Matau, rimtai pasiruošei kelioniai. Negi išvykstate ilgam laikui? Ar galiu žvilgtelti, ką ten turi? Mums visiems labai smalsu. Aišku, šventė tęsiasi. O kas tai? Mažos pačiūžos? Tai štai kodėl vakar tu prašei manęs parodyti, kaip sumažinu daiktus. Ar sumanėte pačiuožinėti pačiūžomis ant ledinio ežero? Na, pabandykite. Gerai, kad jūs visi neaukšti ir pūkuoti, neskaudės, jeigu ir nugriūsite. Dabar į kelionę leisiuosi ir aš. Skrisiu virš miestų ir kaimų. Stebėsiu, kaip papuošti namai, gatvės ir aikštės. Iš viršaus pasigrožėsiu įvairias spalvėmis, švieselėmis. Ir dar kartu su visais pasidžiaugsiu žiemos švente. Na kągi, mums metas atsisveikinti. Nikole, linkiu tau visko, kas geriausia ateinančiais metais. Tegul kiekviena diena būna laiminga. Ir nepamiršk džiuginti savo artimųjų gerų elgesių, naujais pasiekimais ir linksmu, skambiu juoku. Oi, Leopoldai, gudrusis katine, vis dėlto pasiekė savo. Maniau, kad esi traukinyje, o tu vietoj to įsirangėjai mano rogėse. Tiek jau to, juk negrįšime dabar atgal. Skrisime kartu su Leopoldu. Iki pasimatymo.